kas yra gyvas ir negyvas maistas. Po keleto žmonių susibūrimo pas mus praeitą penktadienį iškilo klausimas apie tai, kas yra gyvas ir negyvas maistas. Buvo tiesiogiai paklausta, ar konservuotas maistas yra gyvas. Nebuvau susikoncentravusi į tai, todėl aš negalėjau pasakyti tiesiogiai atsakymo. O dabar norėčiau pasidalinti su jumis. Tai gyvas maistas tai yra šviežias maistas. Gyvas maistas tai yra pilnas energijos maistas. Maistas iš viso reikalingas žmogaus kūnui kaip energija. Konservuotas maistas, toks labai gražus palyginimas atėjo. Tai kaip, gal ir nelabai gražiai čia nuskambės tas žodis, bet kaip mumija. Mes turime tam tikrų žmonių, karalių, valdovų, iškremuotus palaikus. Bet juk tai negyvas žmogus. Tai yra jo atvaizdas. Tai yra išsilaikęs galbūt gražiai ir kokybiškai. Bet tai nėra gyva. Konservuotas produktas tai yra lygiai taip pat. Nepaisant to, kad tai yra negyvas produktas, jis yra praturtintas cukrumi, dažniausiai nenatūraliu, tai ne medus, o dirbtinis cukrus, tai naudojamas kaip konservantas, bet dažniausiai actas. Actas iš esmės, ypač obuolių actas natūralus, yra žmogui reikalingas. Reikalingas kaip šarminė terpė mūsų kūnui. Tačiau konservuotas produktas dėl jame esančių sudėtinių medžiagų, dėl virimo aukštoje temperatūroje, dėl į ten įdėtos, sakykime, daržovės, vyksta rūgščia terpė. Ir valgydami konservuotą produktą mes rūgštiname savo kūną. Ką tai reiškia? Rūgščioje terpėje virusai ir bakterijos gali aktyviau gamintis. Jau minėjau per savo ankstesnės paskaitas, kad virusas ar ne, mes jo neįsisiurbime, bet mūsų kūnas geba įvairių formų virusą gaminti pats. Tačiau, kad ir kokie mechanizmai įsijungtų mūsų kūne, dažniausiai tai vyksta, kada mūsų kūne pradeda vykti uždegiminiai procesai. Uždegiminis procesas tai nėra virusų arba bakterijos sukeltas procesas. Uždegiminis procesas tai yra vandens molekulio greičio sukimosi greičio padidėjimas, tuo aktyvuojant tam tikrus kūno organus bei kraujotaką, kraujodarą ir taip kaitinant mūsų kūną arba tam tikras kūno vietas. Reikėtų tos dalykus atskirti. Tai, sakykime, rūgštinėje terpėje mikroorganizmai, jie geba daugintis geriau. Tai yra patogeniniai mikroorganizmai, tų, kurių mūsų kūne realiai neturėtų būti. Ši bet kurios formos mikroflora, bakterija mūsų kūnui yra normalus dalykas. Ir tik, aišku, kita tema, bet būtent juos naikinant, mes naikinam ir save. Tai čia lygiai taip pat, kaip visata atsikrato ar žmonijos, ar kitų planeto gyventojų, ar kitų struktūrų. Tai irgi yra naikinimas iš esmės save, nes visa yra Dievas. Visa, kas yra mūsų kūne, yra reikalinga ir mūsų kūnas turi pritapti, prisiderinti, jeigu tai nėra patogeniniai mikroorganizmai. Įvardinkim juos taip. Tai tie patogeniniai mikroorganizmai, tie, kurie teršia mūsų kūną, tai yra išskiria tam tikras gleives, sutrikdo skysčių, gleivę pusiausvyrą. Tai jiem palanku yra, kai mūsų kūnas būna rūgštus. Tai valgindami konservuotą maistą mes rūgštinam savo terpę. Ten turėtų būti daugiau šarmo. Tai kaipgi tada yra, pavyzdžiui, su raugintais kopūstais, kurie irgi iš esmės kaip ir yra konservuoti, ar ne? Kada mes valgome raugintą kopūstą, mes maitinam savo kūną ne rauginto kopūsto nauda, kuris iš esmės taip pat tampa negyvu, bet skysčių, kuris išsiskiria iš jo ir jis yra šarminis.
Ir jis yra prisotintas tų mikroorganizmų, kurie žmogaus kūnui yra labai reikalingi, kaip šarminė terpė, kaip terpė apsauganti, mes kalbam imuninę sistemą, bet iš tikrųjų tai terpė, kuri aktyvina kepenų veiklą, skatina imuninių ląstelių gamybą ir taip toliau. Todėl natūraliai rauginti produktai, jie yra naudingi, dėl to, kad mes kaip ir galime realiai net nevalgyti to produkto arba jį valgome kaip lakmuso popierėlį, kuris yra prisigėręs va tų visų gerų dalykų ir mes savo kūną sušarminam, padėdami jam sėkmingai gauti energijos. Tai yra aktyviname kepenų darbą. Visada geriau yra valgyti šviežią produktą. Jeigu manęs klaus, kas geriau, ar raugintas agurkas, ar tiesiog bulvė, pasakysiu, kad taip. Bet mes mažai valgome, sakykime, grūdo ar ne, kruopos, kuri yra dabar iš daržo atnešta, dėl to, kad mes gyvename tam tikroj kultūriniai terpiai, tam tikrom klimato zonoje ir to net nėra įmanoma. Todėl, aišku, šviežia uoga energiško aktyvumo duos daugiau, bet maistas, kuris yra užšaldytas, kuris yra uždžiovintas, tai nereiškia, kad yra negyvas. Jis neturi, sakykime taip, aktyvaus chlorofilo, neturi tos tiesioginės šviesos, kurią mes galime iš karto įdėti savo terpę, į savo kūną, bet jis yra, taip sakykime, cheminio elemento atitikmuo, kuris patekęs į mūsų kūną gali aktyviai suteikti tos energijos. Jis nėra iš esmės miręs. Tačiau jo energinis aktyvumas taip pat labai priklausys nuo to, ką mes į jį įdėsime gamindami, valgydami, Ir net ir čia yra net ne taip tikslinga, nes pavyzdžiui mūsų mintis ir mūsų gamybos proceso metu, mes gaminam maistą, mes skleidžiam meilę, mes įsivaizduojam, kad visa tai įteka, suteka į maisto produktą. Iš dalies taip, dėl to, kad energiją ją priima vanduo, jisai žinom, ar net ten keičia savo formą, struktūrizaciją, bet tai yra informacijos šaltinis ir jisai įneša į mūsų kūną, bet iš tikrųjų mes savo mintimis, savo jausmingumu keičiam erdvę, keičiam savo energinio kūno struktūrą ir vien gamindami maistą, sakykime, tinkamoje aplinkoje, tinkamai nusiteikę, mes jau maitinam savo energinį kūną. Nuo mūsų energinio kūno priklauso kūno sveikata, fizinio kūno sveikata. Ir šviežias ir gyvas maistas, mes sakome, paimta kruopa, kuri galbūt ten iškulta ten metus arba 2 prieš, bet verdant be jokių ten, sakykime, cheminių priedų, neįnešant negatyvios energijos, mes ją patys paverčiame gyva, tai reiškia įkrauname. Mes negalime pasakyti, kad tai yra aktyvus grūdas šiuo procesu, ar ne? Nes juk ir grūdą, kada mes sodiname į žemę, tai mes iš esmės irgi negyvą dedamės, irgi yra džiovintas, irgi neturintis tuo metu šviesos, bet suteikus jam tam tikras sąlygas, įdėjus į žemę, pamaitinant, ar ne, gaunant saulės energiją, gaunant vandens, jis tampa gyvu. Tai realiai pats žmogus tampa kūrėju, pats žmogus tampa to gyvo maisto kūrėju. Linkiu kiekvienam sveikai maitintis gyvu maistu.